Lino Kleizos jaunimo ugdymo centras kartu su Kauno technologijos universiteto dėstytojais visus metus organizavo specialias paskaitas vaikams, augantiems vaikų globos namuose. Seminaro metu vaikai buvo mokomi tvarkyti savo finansus, kryptingai kurti savo ateitį bei domėtis įvairiomis profesijomis. Aš esu labai patenkintas, žmonės įdėjo labai daug pastangų, visi profesoriai, dėstytojai, didelis ačiū KTU ir visiems partneriam. Ir tikrai buvo aplankyta daug vaikų ir pasidalinta daug žinių, tai yra labai malonu, nes šiam pasaulyje be mokslo ir be žinių tai nedaug kas lieka. Pažiūra į tų vaikų akis degančias, tai aš esu absoliučiai tikras, kad jiems padės kabintis už gyvenimą. Vienaip ar kitaip, bet jiems tas įvykis gal vienus sužavės Lino karjerą, gal kitus sužavės gal ir moksliniai dalykai, gal kitus ir verslo planus, kur jie kūrė. Bet aš esu absoliučiai tikras, kad tai tik teigiamas renginys ir jis bus tik naudos. KTU dėstytojai aplankė 400 vaikų iš 34 Lietuvos globos įstaigų. Buvo surengta beveik 10 renginių ciklas, kurio pabaigoje vaikai turėjo sukurti verslo planus jiems įdomiai sričiai. Iš tikrųjų labai džiaugiausi vaikais, kadangi jie tikrai galvodavo, tai buvo kaip laisvas pasirinkimas, kaip jiems apsispręsti, ką jiems daryti, kaip pasidalinti savo idėjomis vieni su kitais. Jie priimdavo įvairiausius sprendimus pagal skirtingus kriterijus. Ir jų pačių buvo pasirinkimas, iš tikrųjų dirbo labai kūrybiškai, išmoningai ir su entuziazmu. Buvo mūsų toks pirmas grinai su šitų projektų, bet mes jį norim išplėsti ir didinti. Ir manau, kaip pirmieji metai tai buvo labai gerai ir mes turim tų idėjų, kaip jį galima gerinti ir plėsti ir pasiekti dar daugiau vaikų ir padaryti dar efektingesnį. Baigiamajame projekto Lino Kleizos jaunimo ugdymo centras renginyje dalyvavusius vaikus linksmino grupės Kvinta ir kitokios. Magijos triukus demonstravo magas Modestas. Visi projekte dalyvavo vaikai gavo specialius diplomus ir vaišinosi ledais.